Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje yra tvarkomos atiderėjusios braškės. Tuo metu, kai jūs mus žiūrite, yra rugsėjis. Tačiau mes manome, kad šie patarimai jums taip pat bus naudingi ir jūs galėsite pasiruošti tinkamai kitiems metams visi tiesiog braškių augintojai. Taigi, ponia Viktorai, kaip čia dabar mums būtų geriau tas braškės tvarkyti ir kaip lengviau tai padaryti, nes iš tikrųjų braškių tvarkymas yra vienas iš tokių, labiausiai varginančių darbų vasaros pabaigoje. Turbūt esam kalbėję apie tai. Braškės rudenį turėtų atrodyti kaip rūtų darželis. Jos turi būti gražios rudenį, ne pavasarį, kada išravim visą ir tikimės tik tai uogų, bet rudenį. Tam, kad užtikrint, kad jos būtų gražios rudenį, galbūt reikėtų kalbėti net ne apie Liepos pabaigą, o tiesiog apie Liepos vidurį ir priklausomai nuo veislės ankstyvumo. Ankstyva veislė nuderėjo, liko paskutinios smulkios uogos ir lapus reikėtų nupjauti. Jeigu tie lapai, žinoma, yra kokie nors margi, tai yra ligos, ar jeigu jie būtų labai sveiki gražus, galbūt nieko ir nereikėtų daryti. Bet paprastai visuose soduose, žmonių soduose, kada nepurškiama, prižiūrima paprastai, tai tų lygų atsiranda ir mes jų labai daug galim pašalindami lapus. Bet pakartosiu, nepjauti lapų rudenį. Jeigu jau laida bus rudenį, rugsėjo mėnesį, tai rugsėjo mėnesį yra per vėlų jos pjauti, arba reikėtų tiesiog išrankioti senus lapus. Po vieną išrinkti seną lapą iškirpti, o jauną lapą, kuris pradės augti va čia, jau lenda vienas kitas lapelis. O štai, jų jau nupjaut gal nebereikėtų, jau jų nereikėtų, todėl reikėtų išsaugoti. Ir kada jie užaugs, šitie palinks, tai tuos senosius iškarpyti. Galima tą padaryti rudenį, bet plikai nukirpti braškių rudenį negalima. Nes jos žiemodamos turi turėti gerą lapų skrotelę, kuri pridengtų jos žiemai, sukauptų bent šerkšną ar sniegą, kad braškės neišaltų. Nupjaut braškės anksti, tai yra su paskutinėm uogom. Ir jūs jaučiate, čia dar kvepia uogomis. Džiūsta paskutinės uogos, kurių jau nieks nebenori skinti. Čia yra veislė Pegas, jinai labai vėlyva veislė, o mes čia nupjausim dabar šiandien zenganą. Parodysiu, kaip tai yra daroma. Tiesiog, toks paprastas ūkiškas patarimas, kad pjaudom dalgiais, pjaudom žirklėm ar dar ko nors, tada reikia rūpintis, kuo išnešti. Dabar tiesiog galima panaudoti tam žoliapjovę, nes kiekvienas kiemas turbūt jau ją turi, žoliapjovę su surinkimu. Ir kitas dalykas, irgi tas pats, Liepos mėnesį tik nupjovus lapus, tada yra pagrindinis braškių tręšimas ir tokios trąšos, kurios yra parašyta rudeninės trąšos, tai ten yra mažai azoto ir daugiau kalio ir fosforo, tai va tokias trąšas reikėtų ir naudoti tuoj po lapų nupjovimo, kad iki rudens tie lapai vėl užaugtų gražus dideli, nauji lapai užaugtų gražus dideli ir patys augalai galėtų kurt kitų metų žiedynus. Jau jie turi šiemet turėti tos žiedynus ir tik tai kitais metais jie sprogsta. Jeigu mes rudenį dabar netrešim, dabar nepamaitinsim ir gerai neprižiūrėsim, tų pumpurų bus žiedinių daug mažiau. O pavasarį tada, jeigu labai smarkiai patrešim ir kai žmonės sako, kad braškės išėjo į lapus ir išeis į lapus tada, nes jos žiedinių pumpurų neturės ir augins tik tai tą vegetatyvinę masę, tik tai lapus. Ne tik tai, bet daugiau lapų. Tai dabar gal ir parodykim, kaip reikėtų nupjauti ir kaip reikėtų patręšti labai paprastai, pigiai, naudojant naujausią tręšimo mašiną, plastikinį butelį. Taigi štai matėme dar vieną tokį gana įdomų pasiūlymą, kuris tikriausiai palengvintų darbą ir kažkiek tai mums padėtų tiesiog ir sukontroliuoti tą trąšų kiekį tarkim, ant braškių ar tarkim, ant kitų sodo augalų. Tai iš kur toksai puikus išradimas? Nieko čia neišrasta yra, tik tai panaudojam tą plastikinį butelį, išimam, nupjaunam jo dugną, o tada su juo pasemt galima tiesiog iš maišo ar jį pripilt iš kokios kitokios taros. Ir tą butelį labai lengva nešant pirštu iš apačios laikant prispaudus tą kaklelį, gerklę, iš jos, kad reguliuoti galima būtų trąšų byrėjimo intensyvumą. Galima greičiau, galima lėčiau einant ir galima su pirštu prispaudžiant arba atleidžiant padidinti tą normą arba pamažinti. Ir galima ant tiek tiksliai išpilt trąšas, kad mes netgi bandymuose, moksliniuose tyrimuose, barstydami trąšas, darydami kokį nors foną, kai turim tiksliai padaryti, tikslesnio būdo kol kas neišradom, kaip išberti. Žinoma, didesniuose plotuose tai yra mašinos, viskas tvarkoja, bet kada mažesni ploteliai ir kada eilutėje reikia paskirti kažkokį tai kiekį trąšų, tai yra labai tikslus būdas. Ir siūlyčiau ne tik ten, sakykim, runkelius, kas augina kokiam plotelėje mažam, ar kokius kitokius daiktus, bulves, jeigu trešia papildomai, kas eilėse auga, papildomai trešiant su buteliu galima labai daug laiko sutaupyti.